tos durys ir panašiai buvo. Prašom, eikit. Tai prašau. Mano namai, jūs čia svečias. Gerai, ačiū. Kur tos durys visos, taigi, Užlipkit į viršų, taip, ir šitos... Aš jas planuoju pakeist, kadangi ten spina sugedusi yra, vyrai. planas yra geras, bet... Nu taip, Aš pasakiau, kad aš neleidžiu. Nu, jūs esate turto savininkai ir jūs sprendžiat, kas bus skaičiama, kas ne. Nu, kur čia apardė tą sieną? taip. Aš galiu su jumis užlipti? O kas šitam durim? Užstrigo tos durys, aš noriu jas Bet pakeisti. išardė tą sieną, čia... Nu taip, nes... Nu tai reikia man išžiautą sieną, nes durisgi keisiu aš. Bet tai kodėl mes sakėm, nesutinkiam, tai neskaitim. Mes norim parduoti namą ir pasidaryti. Nu ką, tai kodėl tu tą turtą savo prisėmei, Aida? Tai Aš nenoriu priduoti. Taigi gražiai reikėjo dalintis, Aida, kiek aš tau 2 metus sakiau, kad parduodam, tu nenorėjai. Pažiūrėk. Palauk. Ne, ten tai pačios nukritė viskas. Tos gėlės pačios. Jo nukrito, gėlė savaime, matyt, žemė. Jo, savaime, aha. Savaime. Nu, ten sporto salė, galit nueit pažiūrėti, jeigu nori. Bet ir nieks neleido jam to daryti, bet jau aš žvakės Pažiūrėsime tą, kur čia pasisakėte, atėjo pas jūs ir tą vyriškį ir jūs nusistūmė. Taip. Kurio čia vietoje buvo? Va čia, prašom. Aš sėdėjau ten ir aš poliau įkiltis mane kaip stūmė. A čia kojas to vyriškio? To vyriškio, taip. O gal čia mano, nežinau, aš gal kuloka. Va čia į kampą, va viską... Čia gali būti ir mano kraujas, žinokit, va vis tiek matot, blėt jau užgyjo matyti. Ai, va, iš dešinės matyti renkiau tai. Jūs nustūmė, jo? Taip. Aš jau girdėjau, aš jau mėgau. Reikia medikų pagalbos. Ne, aš Spaudimas nepakilęs. Aš turiu gėliuką. Nu, tai čia gautas. Šiaip jau jisai gali. Atsidavė. Mes aš žmogų pasikviečiam, tai duris pataiso, tai ką, tai vaškingas jie apsileidžia. Nu, kiek jis kartų mano tėvą apgavęs, Aida? Einam prie Ne, mašinos. tai dabar ten bendravo kolega, ten greičiausiai dar irgi sakė, bus pretenzijų, tai žinai. Du viename. Taip, taip. Dar pas į kambarį galite užeiti. Prašom. Pas į kambarį patikrinkit. Prašom, galite eiti, jeigu norit, vyrai, aš nieko nesėliu. Kolega ateis paskui, taip sakant. Viskas iš eilės. Gerai. Turtas, da turtas. Nu tai. Aš nesakau, kad nesidalinu, aš parduodam namą. Taip, dabar Bet tai kodėl, bet tai mama, kodėl tu nenori parašyti pareiškimo, kad policija išsiaiškintų šitą va. Ta 100 000 šitiek pinigų, pasižiūrėk, 100 000 buvo išviliuota, Aida. Tai gerai. Ir dar, ir pas tavo Dianą dar 10 000. Viskas. Nu tvarkoj, vyrai. Konfliktuojam. Nu bet mato, čia pirmin atgal gaunasi. Šiaip turite laiko rinktis daiktams savo 2 savaitėm. Matau, kad tikrai bus orderis šitą. Blemba, kaip čia įdomi. Bet tai jūs paklauskit, nu. Aš jums pasakiau tikrai. Galėsit tam filmuotis kaip savo rūpą. Parašyk pareiškimą, kitaip nebus. Gilda, aš jau bijau pati, tu matai, kas daro. O žiūrėkit, aš galiu jūsų dar paklausti vieną kartą. Nu tai va, tai parašykit, ten į brūsą. O dėl tos mašinos čia buvo dar vienas toks dalykas, kad mano tėvo mašiną čia ištempė policija. Gal jūs žinot kažką? Ne, nežinau. Nu, jei ligoninė turi tada vežtis su brangiai. Kušai, ničio neišlūšai. Jo. Tai gerai. O jie tada Denitai valstybės išvažiuoja į pusę 12. Nu tai nevažiuos, Tai nesakau, tada nevažiuoju. O Benita, žiūrėk, aš tau dar padangas į mašinai pakeičiau. Kaip dabar būtų čia, jeigu aš ant savo Brolis esate. Nu tai va. Bent kažką gero padarė. O ten tas siena kaip nužyta. Senai, ne? O kas čia toks padarė, gal žinot? Gal Benita, tu žinai, kas čia toks padarė? Žinai ką, tu parvažiuok su taksiu, mes sumokėsim. Gerai, įsikvies boltą tenai. Gerai, tai tu kaip jau ten atliksi viską paskambį, gal ir tada spėt, gerai? Medikas važiuos. Jo, gerai. Bet dabar dar žinokit, visai sukomplikavo ir dar... Nu baig, tu ką tu kliedi, Aida, taigi tam... Viskas, tada eikiu iki mūsų lauko. Jo, iki automobilio, einam. Aš irgi einu. Visi taip žinoma. Turime visi girdėti ir matyti, ką... Kodėlgi? Jūsgi, prašau, veikit.
Baigite, kas jūs? Kodėl jūs nenorit? Senai. Keistesnis kažkoks. Nu jo, žinokit, Prietaringas labai esu, žinokit, bet čia po tėvo mirties jau taip šviečia, kad žinokit, nu tą tėvą reikia prikelti. prikelt. Siela, žinokit, nemiršta vyrai. Nu aš blogai. Aš Dievu tikiu. Aš Dievu tikiu. Vis tiek čia, aš žinokit, ant bairio, taip sakant, antras pasaulinis dar ne taip senai buvo. Mes su tą mediką kalbėjom, kad čia ten gali jie nuvežti ar prievartą, kadangi mintis, bet nu jį dvi dienas kokias pavyzdys centruose dar ir pasirodys. Nėra privesinių. Nu, nieks negali dar. Savo sutikimu. Bet tai jeigu gali jį nuvežti ten, tai jeigu veža. Vienas sako, laiko Nu, čia tie beveik. valandą. Ne. Nu, dėl to važiuoju. Nu tai ką duolis? Tai nieko nesprendžia, kad O dabar ties... Aš tik žinau, dėl to, jeigu, tarkim, žmogus sako, aš žudysiu. Nežadėsiu. Nu, tai va, dėl to gali vežti. Bet nėra privesinių gydymo. Turi žmogus pats sakyti, savo norų važiuoti. O kodėl tu nenori skolų išieškoti, Aida? Išieškom tas skolas ir dabar gyvenam savo ramiai, tą chatą pasidarinam. Bet taigi bendras turtas buvo jūsų, Aida. Gal prašau. Nu, blemba. Bet jinai patys matot vyr. Nu, žodžiu, aš labai nenoriu su jumis net kalbėti, žinokit, galų gale. Bet man labai gaila, kad jis su jumis kalba. Ne, aš tik iš šiukšlių dėžę, tik iš šiukšlių dėžę. Čia, ponia, būkite. Jūs čia ir būkite, aš būkite. Gerai. Gal tik tai reiktų paprašyti žmogaus, kad jisai išeitų, nes kadangi vis tiek bus užduodami tam tikri klausimai. Gerai, tai aš tada pašauksiu tą pačią, aš čia bus. Ничего не слушай. Sunkiai dirbau.